Gauti garint šiaip nėra sunku, jei esi pilnametis, bet tai kaip šitie vaikai gauna to oro su skoniu nuo fucking 7 metų? Na, patikėk manim, aš esu matęs pavyzdžių. Dabar čiuai gauna adiktas nuo darželio laikų ir visi žino, kad nepasiekę 30 metų jau turės tą antrą skylę po save. Poz. Aš nesuprantu, žinau vaikų, kurių tėvai tiesiog 10 metų gimtadienio proga jam nuperka fucking tą naujovišką pypkę ir kitais gimtadieniais tiesiog skysti perka. Na, šitas šūdas išeina iš kontrolės. Vaikam neleidžia užaugti ir tiesiog įpisa į burną tą stinkį aparatą su 70 mg niko ir palieka dievo valiai. Tokie vaikai tiesiog pasirinkimo neturi. Čia unlucky baisiai tokius tėvus turėti yra. Jau geriau iš vis jų neturėti. Ta pati situacija su vyresniu broliu ar sesė. Jei tas čiūvas pasinešęs ant galinimo, žinai, kad GG ir visi, kas eina po jo šeimoje, tiesiog seks jo pėdom. Liūdnas atvejis, nemelos. Dar dalykas yra, kad vaikai dabar gauna naujausius iPodus per fucking 5 gimtadienį, kas yra liūdna. Ir dėl to galų gale endapina giliausiuose interneto kampeliuose. Jei turėtų eiti į kiemą, tuki žais. What the fuck now? Jie tiesiog ramiai perka veipą po mamos lovą su mamos kortelė. Tipo, aš nesuprantu, kai vaikai telefą gauna. Iš dalies atrodo, kad jie automatiškai gauna suaugusio galių, bet dabar gali būti bet kas, pirk bet ką, su mamos kortelė, aišku. Keičiasi laikai, karočią pizę. Dar yra toks visų nepilnamečių sutapimas, kad jie visi turi eiti į fucking mokyklą. O kas būna, kai mokyklai būna vyresni, arba net ne vyresni, kurie garina kiekvieną pertrauką. Ir į tą mokyklą eina visi. No fucking shit, visi pradeda garint, bro. Nesvarbu, kad rugsėjo 1 sakei, kad nenusileisi tiem loseriam. Po mėnesio pats kiekvieną naktį mėgi su to Smog Nord 5 kit rankui, kaip ponas Binas su tedžiu. Mokykloje gauti veipą net nėra taip sunku. Iš savo patirties duosiu paprastą nueini į tualetą, that's it. Vaikai nueina į tuliką ir būna koks 90%, kad kampe stovės toks vyresnis, koks 12-okas bičas. Ir tau tai reikia prie jo prieiti ir užmėgsti įprastą conversationą apie kaip tau reikia. Nesvarbu, kiek metų tau. Jis ir pirmokui parduos. O svarbiausia, meitin tą begą ir escape in Matrix for real. Jis vapšė skipina visas pamokas ir runina savo biznį. Jis genijus, nemelosiu šiaip. Ir viskas. Taip vaikai gauna garint. Bent jau dauguma. Šitas būdas ypač lengvas. Jei eini į valstybinę didelę mokyklą, tai tau net pačiam iniciatyvos rodyti nereikia. Ten tulikė nueisi, norėsit pamyšti ir ten runins full on turgus. Su stendais ten siūlys tau geriausiai skysti. Bro, nėra taip sunku iš tikrųjų. Aišku, aš nerekomenduoju nieko, ką sakau šitam video daryti namuose. Čia tik juokingas, hipokritiškas video. Gerai, bet kalbant apie mokyklą, tu gali gaut garinti ir kitaip. Tau tai reikia turėti draugų. Skamba paprasta, a ne? Mokykloje yra visokiausių asmenų, tarp jų ir gero pardavėjų, tie, kurie nesėdi tulikė ir neskipino pamokų, tie geresni, padoresni. Tai ką jaunimas daro? Tiesiog susibendrauja su jais. Bibi žino, gauna jų kontaktą ir vėliau tiesiog parašo dėl produkto, kurio nori. That's crazy ant kiek easy. O šiaip jei realybėje neturi draugų, yra antisocial emo boys su juodais plaukais, bet nori to niki, tiesiog parsisiunčia snapą ar telegram. Tu nepatikėsi, kiek ten nelegalių dalykėlių vyksta. Ir net nėra sunku surasti juos. Aišku, aš neduosiu jokių hintų, bet tiesiog internetas, bro. Karočią taip vyksta. Susiranda dealer, parašo, mytina, arba jis numeta dropą kažkur mieste, perveda kripto ir that's it. Tiek easy obtainant garo. Ir ne tik garo, bet čia kitame video. Karočią, baigiam tą temą. Realiuose garo parduotuvėse irgi šiaip nėra taip sunku gauti to shiny skysčio ar modo. Tiesiog nustebsit, gal skambės paprasta, bet taip ir vyksta čia biznis. Vienas iš labiausiai riski būdų, jei čiūvas nepilnametis, yra tiesiog chilling prie vienos iš tų parduotuvių, susirast kokį groomerį, einantį pro šalį ir pasiūlyt kokį pitaką jam, kad tau nupirktų, ko tu nori. Aišku, šitas būdas riski, nes nežinai, prie ko gali prikipti. Geriausia kalbinti vyrų šitoj situacijai, nes jie ramesni dažniausiai. Supranta, kas vyksta. Bro, aš ne misogynistikai, anyway, bro. Hell no. Karočią, tie čiūvai pasako, ko nori ir geriausiu atveju tas groomeris nuperka viską ir įvyksta epic gamer drug transactions. Arba tu fucking miręs ir bėgi nuo farų. Bet šiaip, jei turi kokį pažįstamą ar iš giminės, kas garina ir rūko, dažniausiai galim ramiai jo pasiteirauti ir jis nupirks galimai. Nebus taip riski, jeigu čia giminė pas tave. Well, būna dar labiau riski būdas. Tiesiog straight up pats eini į tokias parduotuvės ir bandai pats nusipirkti. Atliekant šitą būdą, svarbu yra žinoti tiksliai, ko nori. Bet svarbiausia, tiesiog neatrodyt kaip fucking kidas. Aišku, jei esi penktokas ir pull-upiniai pardė su Fortnite fitu, galimai šitą misiją neįmanoma bus. Bet jei esi toks didelis nepilnametis, ar jį turi barzdą, užšukus, tikrai yra
šansų, kad paeis. Tokiose parduotuvėse, aišku, dažniausiai prašo ID įrodymo, kad pilnametis, bet trust me, nuėjus į kokią degalinę ar kažkur lauky, jiems vapšė pohui gali būti. Naudojant šitą būdą, svarbiausia yra surasti gerą pardavėją, kasininką, kuriam pohui bus ir viskas turėtų būti gerai. Žodžiu, turėjom daugumą būdų, kaip tie kidai gauna garo. Jei turit vaiką, apsaugokit jį nuo šito video, please. O jei neturit vaiko, prisiminkit, kad nieko, ką sakiau šitam video, neturėtumėt daryti namuose. Čia tik for entertainment tikslams, nebesvaig.